Jei ne košmaras prieš kalėdas, žaislų istorija niekada nebūtų atsiradusi. Ar žinojai, kad ji neatsirado todėl, jog Pixar norėjo sukurti filmą apie žaislus? Ji atsirado todėl, kad Steve'as Jobsas nekentė Disnėjaus fantastinių filmų. Taigi pažiūrėkime, kokia yra žaislų istorijos istorija ir raida. Nuo personažų įkvėpimo iki to, kai filmą vos neteko atšaukti net 3 kartus. Viskas prasidėjo, kai jaunas animatorius vardu Jonas Lasseteris dirbo Walto Disnėjaus studijoje. 1982 metais Lasseteris pamatė motociklų sceną filme Tronas ir buvo visiškai sužavėtas tuo, ką gali padaryti kompiuteris. Iki tol kompiuteriai buvo naudojami efektams ir kai kuriems fonams kurti. Tačiau Jonas pradėjo užduoti savo kur kas ambicingesnį klausimą. O kas, jei tokiu būdu būtų galima sukurti animacinį filmą? Jo pirmoji idėja buvo pritaikyti drąsiąją skrudintuvą, naudojant kompiuterinę animaciją. Tačiau Disney tai visiškai nebuvo įdomu. Disney'ui ta technologija buvo per brangi ir nebuvo prasmės jos naudoti, jei dėl jos gamyba netapo pigesnė ar greitesnė. Taigi pasiūlymas buvo atmestas, o netrukus Jonas Lasseteris neteko darbo. Tačiau ši nesėkmė jį nuvedė į Lucasfilm grafikos skyrių. Ten jis susitiko su inžinierių grupe, kurie taip pat norėjo kurti filmus kompiuteriais. Taigi 1986 metais Steve'as Jobsas nupirko tą skyrių ir pavertė jį nepriklausomą kompaniją, kurią pavadino Pixar. Tačiau Pixar dar nebuvo ta studija, kurią šiandien pažįstame. Pagrindinis jų verslas buvo pardavinėti kompiuterius ir programas vaizdams kurti. Mažos animacijos, kurias jie kūrė, buvo skirtos tik parodyti jų įrangos pajėgumą. Viena iš šių animacijų buvo Luxo Junior, trumpametražis filmas apie 2 lempas, iš kurio mažoji lempa vėliau tapo Pixar simboliu. Iš tikrųjų, kompiuteris, kuriame buvo animuotas Luxo Junior, vadinosi Pixar Image Computer. Jei šiandien norėtumėte nusipirkti naują, jis kainuotų apie $520 000. Dabar suprantu, kodėl Disney sakė, kad jos buvo labai brangios. Na, o po 2 metų pasirodė trumpametražis filmas, kuris viską pakeitė. Teen Toy pasakojo apie Teenį, mažą skardos muzikantą, kuris bandė pabėgti nuo kūdikio. Idėja buvo paprasta, tačiau pirmą kartą ši istorija buvo pasakojama iš žaislo perspektyvos, kuris bijojo būti sunaikintas vaiko, kuris turėjo jį mylėti. Teen Toy laimėjo Oscarą už geriausią animacinį trumpametražį filmą praėjus metams po jo sukūrimo. Oskaras atitenka Teen Toy, Jonui Lasseteriui ir Williamui Reedui. Tai juos atkreipė daugelio didžiųjų studijų dėmesį. Tačiau 1991 metais įvyko kai kas įdomaus. Disney ryžosi dirbti su Timu Burtonu. Tai tavo pirmojų kartų, kai jie dirbo ne savo studijoje, nes iki tol buvo kūrę tik pieštinės animacijas. Tačiau šį kartą tai turėjo būti stop kadro animacijos filmas, kurį jie pavadino Džeko keistasis pasaulis. Ačiū. Dėl didžiulės šio filmo sėkmės, Disney nusprendė bendradarbiauti su dar viena maža studija ir tai buvo ne kas kitas, o Pixar. Jų pirmasis darbas turėjo būti televizijos specialusis projektas pavadintas A Teen Toy Christmas. Idėja, kuri vėliau įkvėpė žaislų istorijos siužetą. Iš tikrųjų, istoriją sukūrė ne Disney, nes tuo metu jie išgyveno savo aukso amžių su princesių ir pasakų istorijomis. Tačiau Steve'as Jobsas visą tai labai nemėgo. Jis norėjo ištrūkti iš tos schemos. Istorija turėjo sekti Teenį po to, kai jis buvo paliktas degalinėje, kol galiausiai atsidūrė vaikų darželyje, pilname žaislų, kurių niekas nenorėjo. Disney manė, kad ši idėja gali virsti kažkuo didesniu. Taigi, 1991 metais abi kompanijos pasirašė $26 milijonų vertės sutartį, kad sukurtų 3 animacinius pilnametražius filmus. Tačiau tai buvo labai rizikinga studijai Pixar. Jei kuris nors iš šių filmų būtų nesėkmingas, jiems viskas baigtųsi. Pirmoji didelė problema buvo ta, kad jie neturėjo jokio supratimo, kokį filmą pristatys. Todėl jie nusprendė tęsti Teenio idėją. Taip, pirmojoje žaislų istorijos versijoje pagrindiniai veikėjai buvo Teenis ir pilvo kalbėtojo lėlė. Kita didelė problema buvo ta, kad abu personažai norėjo to paties – surasti vaiką, kuris su jais žaistų. Ir Disney pastebėjo gana akivaizdų dalyką. Jei abu galvoja vienodai, tarp jų nėra jokio įdomaus konflikto.
Todėl istorija virto visiškai priešingų draugų filmų. Vienas būtų senas žaislas, bijantis būti pakeistas, o kitas naujas žaislas, kuris atsirastų ir atimtų visą dėmesį. Keinis pradėjo virsti veiksmo figūrėlę. Iš pradžių jis buvo panašus į G.I. Joe kareivį. Vėliau jam suteikė kosminę temą ir paprastus vardus. Keistus, tokius kaip Lunaras Laris ir Tempusas Morfas. Galiausiai jį pavadino Bazas Šviesmetis, pagerbiant astronautą Bazą Aldriną. Jo kostiumas perėmė elementus iš Apollo programos astronautų ir to meto veiksmo figūrėlių. Žalią ir violetinės spalvas pasirinko Jonas Lasseteris ir jo žmona Nancy, nes tai buvo jų mėgstamiausios spalvos. Taigi dabar kilo klausimas. Koks žaislas galėtų būti visiška priešingybė kosmoso sargui? Kaubojus. Pilvakalbio lėlė buvo paversta kaubojumi. Kaubojus. 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 Mechanizmas buvo įkvėptas Kaspero lėlės, kurią Jonas Lasseteris turėjo vaikystėje. Iš pradžių Woodys vis dar turėjo milžinišką žandikaulį ir neraminančią pilvo kalbėtojo lėlės išvaizdą. Pamažu jo veidas tapo vis švelnesnis ir galiausiai įgavo audinio ir plastiko išvaizdą, kurią visi pažįstame. Antraeiliai personažai taip pat keitėsi, o Jossas Vedonas padėjo transformuoti Bazą. Pirmosiose versijose jis žinojo, kad yra žaislas, bet Vedonas pasiūlė, kad jis būtų visiškai įsitikinęs esąs tikras kosmoso sargybinis. Jis taip pat pridėjo Rexą ir norėjo, kad Barbė turėtų svarbų vaidmenį, tačiau Mattel atsisakė paskolinti Barbę. Įmonė manė, kad kiekviena mergaitė turėtų pati įsivaizduoti lėlės asmenybę ir nenorėjo, kad filmas nuspręstų, kas yra Barbė. Dėl šios priežasties jos vietą užėmė Betty. Hasbro taip pat neleido pasirodyti G.I. Joe, ypač todėl, kad Sid ketino jį sunaikinti. Taip gimė Combat Carl. Dabar viskas pradėjo įgauti formą. Tačiau Disney vis dar reikalavo, kad filmas turėtų drąsesnę ir brandesnę asmenybę ir Pixar pakluso. Ir dėl to Pixar beveik sunaikino savo patį filmą. Kad Woodys atrodytų drąsesnis, scenaristai jį pavertė savanaudžių, žiaurių ir agresyvių personažų. Šioje versijoje Woodys neatsitiktinai išmetė Bazą pro langą, o padarė tai tyčia ir vėliau grasino kitiems žaislams, kad jie jam neprieštarautų. Tomas Hanksas buvo vienas pirmųjų, kuris pastebėjo problemą. Įrašinėdamas savo dialogus, jis paklausė, kodėl Woodys tapo visišku idiotu. 1993 m. lapkričio 19 d. Pixar pristatė tą versiją Disney vadovams. Ir reakcija buvo tokia bloga, kad ta diena studijoje tapo žinoma kaip Juodasis penktadienis. Disney sustabdė žaislų istorijos gamybą. Po beveik 2 metų darbo pirmasis Pixar filmas galėjo žlugti dar nebaigtas. Jonas Lasseteris paprašė paskutinės galimybės. Komanda turėjo 2 savaitės įrodyti, kad gali ją išgelbėti. O tuo metu Steve'as Jobsas turėjo finansuoti filmą, kol Disney vėl prisijungs prie projekto. Jie pašalino Woodio žiaurumą, sugrąžino Bajaus nekaltą asmenybę ir sutelkė istoriją į 2 žaislus, kurie klydo, bet galėjo išmokti pasitikėti vienas kitu. Naujoji versija pasiteisino ir Disney leido tęsti gamybą. Po daugelio metų Tomas Hanksas atskleidė, kad jis, Timas Allenas ir likusi aktorių komanda jau buvo įrašę apie 80 minučių tos istorijos, kuri galiausiai buvo visiškai atmesta. Po to, kai Disney grįžo prie gamybos, jie atėjo su idėjomis, kurios jų manymų buvo gana novatoriškos ir įdomios. Jie norėjo, kad žaislų istorija taptų miuziklu. Disney nori viską sugadinti nuo pat priešistorės. Scenarijus dabar atrodė įstrigęs. Disney scenaristai nesuprato, kad istorija yra apie žaislus, o ne apie vaikus, kurie su jais žaidžia. Dėl to jie vis pridėdavo žmogiškų personažų. Kol atėjo Jossas Vedonas, kuris greitai suprato, ką Pixar nori papasakoti, ir galiausiai atsirado istorija, kurią žinome šiandien. Tų metų technologijos negalėjo sukurti žmonių, plaukų ar audinių su tokiu realizmu, kokį matome šiandien. Todėl sukurti filmą apie žaislus buvo tobulas sprendimas. Plastikas, medis ir standus paviršiai buvo būtent tie dalykai, kuriuos kompiuteriai galėjo atvaizduoti geriausiai. Taip, be Woodio ir Bazo gimė tokie žaislai kaip ponas Bulvinagalvis, Rexas ir visi kiti personažai. Iš tiesų, pono Bulvinagalvio istorija taip pat yra gana stebinanti. Žaislą išrado George'as Lerneris ir iš pradžių jame net nebuvo plastikinės bulvės.
Vaikai turėjo dėti detalės ant tikrų bulvių. Kiaulės formos taupyklė atspindi vaikų tradiciją gyvuojančią jau šimtmečius – taupyti monetas kiaulės formos taupyklėse. Lenis, žaislyjei žiūronai su akimis, buvo įkvėpti žaislo Rubbing Eyes, kurį 1982 metais pagamino Tommy. O Endžio vardas buvo pasirinktas pagerbiant Andriesą. Endis Van Damis, Brauno universiteto profesorius, kuris buvo daugelio žaislų istorijos kūrėjų ir animatorių mokytojas. Tuo tarpu piktasis Idis Philipsas buvo įkvėptas buvusio Pixar darbuotojo, kuris naikindavo žaislus, kad sukurtų naujus monstrus iš skirtingų ankstesnių lėlių dalių. Bet ar kada nors susimastėte, kodėl visi Endžio draugai yra tiesiog Endžio kopijos? Ir ne, tai nebuvo tik todėl, kad jie buvo tingus, nes tuo metu animuoti žmonių personažus buvo gana brangu, kadangi buvo labai sunku atkurti odos tekstūrą. Štai kodėl Pixar nusprendė sutaupyti laiko ir pinigų, tiesiog klonuodami jau turimą Endžio dizainą. Vis dėlto kurti žaislų istoriją buvo beprotybė. Daugiau nei 114 tūkstančių kadrų prireikė maždaug 800 tūkstančių valandų apdorojimo. Mes kalbame apie maždaug 91 metus, jei vienas kompiuteris būtų tą daręs be sustojimo. Pixar naudojo 117 kompiuterių, o kiekvieno kadro animavimas galėjo užtrukti vidutiniškai 3 valandas. Visą studiją per dieną sugebėdavo atvaizduoti mažiau nei 30 sekundžių filmo. Iš tiesų, pačią produktyviausią savaitę Pixar sugebėjo atvaizduoti tik 3,5 minutės viso filmo. Dabar galime suprasti, kodėl kai kurie žmonių personažai, tokie kaip Endis ir Sid, atrodo daug keistesni nei žaislai. Komanda darė tai, kam dar nebuvo jokių taisyklių, įrankių ar ankstesnių pavyzdžių. Net kai filmas pagaliau buvo baigtas, visi sakė, kad tai buvo vizualiai baisiausias filmas, kokį jie galėjo sukurti. Nepaisant viso to, Disney'us nusprendė rizikuoti ir išleisti žaislų istoriją kino teatruose. Ir būtent taip, 1995 metų lapkričio 22 dieną žaislų istorija pasirodė didžiajame ekrane. Nepaisant visko, priešingai nei buvo prognozuota, filmas buvo pamėgtas nuo pat pirmojo seanso. Filmo biudžetas siekė maždaug $30 milijonų doleriai, o pajamos visame pasaulyje siekė apie 374 milijonus. Taip pat tai tapo pirmuoju animaciniu filmu nominuotu Oskarui už scenarijų, o Jonas Lasseteris gavo specialų apdovanojimą už pirmojo kompiuteriu animuoto pilnametražio filmo režisūrą. Taip, Disney pirmiausia jį atleido, o vėliau jis sugrįžo su trenksmu. Atleido, sugrįžo su trenksmu. Tačiau svarbiausias pokytis įvyko ne apdovanojimų metu. Po žaislų istorijos visi studijos suprato, kad kompiuterinė animacija nėra kažkas neįmanomo. Iš tiesų, tai buvo industrijos ateitis. Taigi filmas apie žaislus atrodė sukurtas tam, kad parduotų prekes, ar ne? Tačiau prieš premjerą beveik nė viena kompanija nenorėjo gaminti Vučio ir Bazo žaislų. Žaislų gamintojams paprastai reikėdavo nuo 18 mėnesių iki 2 metų, kad paruoštų naują liniją. O Disney'us kreipėsi per vėlai, todėl kelios kompanijos atsisakė licenzijos. Vienintelė, kuri rizikavo, buvo maža Kanados įmonė, vadinama Thinkway Thinker. Rezultatas buvo visiškai priešingas. Figūrėlės buvo išpirktos ir nebuvo pakankamai Bazo šviesmečio žaislų visiems vaikams, kurie norėjo jo per kalėdas. Pirmosios 250 tūkstančių kiekvieno personažo figūrėlių buvo greitai išparduotos. Bėgant metams, Vudis ir Bazė viršijo 25 milijonų žaislų ribą. Disney'us išleido apie $20 milijonų reklamai. Tačiau tokie prekių ženklai kaip Burger King, Coca-Cola, Pepsi ir Payless pridėjo dar apie $125 milijonus su žaislų istorija susijusioms reklamoms. Žaislų istorija jau nebebuvo tik pasakojimas apie žaislus. Ji buvo tapusi tikra žaislų pardavimo mašina. 1996 metais filmas pasirodė VHS formatu ir per pirmosius metus buvo parduota daugiau nei 21 milijonas kopijų. Tais pačiais metais Pixar sukūrė žaislų istorijos užkandžius. Trumpi animaciniai filmukai, trumpantis nuo 10 iki 30 sekundžių, kurie buvo rodomi per reklaminės pertraukas šeštadienio animacinių filmų metu per ABC. Kanalas tvirtino, kad tai nėra VHS reklamos, nes juose niekada nebuvo minimas produktas. Tačiau įdomu tai, kad jie pradėti rodyti likus vos kelioms savaitėms iki filmo pasirodymo prekyboje. Taip pat pasirodė pirmasis žaislų istorijos vaizdo žaidimas. Knygos, drabužiai, batai, kompiuterinės programos ir net Disney on Ice pasirodymai.
Žaislų istorija jau buvo ištrūkusi iš ekrano, o Disney norėjo antrojo filmo kuo greičiau. Iš pradžių Žaislų istorija 2 net nebuvo planuota rodyti kino teatruose. Disney užsakė ją kaip tęsinį, skirtą išleisti tiesiai į VHS. Todėl Pixar subūrė daug mažesnę komandą nei pilnametražiam filmui. Tai buvo todėl, kad studija tuo metu dirbo prie filmo apie vabzdžius. Tačiau, kai Disney pamatė pirmasias Žaislų istorija 2 scenas, suprato, kad filmas turi potencialo tapti kasos hitu. Jie visiškai pakeitė planus ir Žaislų istorija 2 galiausiai tapo pasaulinė kino premjera. Projektas išaugo, animacija tapo detalesnė, aplinkos didesnės, o Woodys sužinojo, kad jis nėra tiesiog eilinis kaubojus. Jis buvo senos laidos žvaigždė, vadinamos Woodžio Rodeo. Taip pat turime Džesę, Bulekį ir smirdantį Pitą. Tačiau, kai istorija pasakojo apie pamirštus žaislus, Pixar vos neprarado viso filmo. 1998 metais neteisinga komanda pradėjo trinti failus iš serverių. Personažai dingo iš scenų, kol animatoriai bandė dirbti. Kaip pavyko tai sustabdyti, apie 90% filmo jau buvo ištrinta. Atsarginė kopija taip pat neveikė tinkamai. Ir filmas išliko tik dėl Galdinos Susman, techninės vadovės, kuri dirbo iš namų, kad galėtų prižiūrėti savo kūdikį. Ir savo kompiuteryje turėjo naujausią kopiją. Komanda atvežė kompiuterį į Pixar, suvyniota ją antklodes ir elgėsi su juo taip, lyg gadantų kūdikėlį Jėzų į savo biurą. Jiems pavyko atkurti projektą, o tada Pixar nusprendė, kad jį vėl reikia ištrinti. Ir šį kartą tai buvo tyčia. Jonas Lasseteris pažiūrėjo filmą ir nusprendė, kad istorija nėra pakankamai gera, kad būtų rodoma kino teatruose. Disney atsisakė pakeisti datą, todėl Pixar iš naujo sukūrė beveik visą filmą vos per 9 mėnesius. Komanda dirbo iki išsekimo. Daugelis animatorių patyrė traumas dėl pasikartojančio krūvio ir riešo kanalo sindromą. Nuovargis pasiekė tokį pavojingą lygį, kad vienas darbuotojas atvykęs į studiją pamiršo savo kūdikį automobilyje. Laimiai kūdikį pavyko išgelbėti. Žaislų istorija 2 galiausiai buvo išleista 1999 m. lapkričio 24 dieną. Jos kaina siekia apie $90 milijonų, o pajamos viršijo 500 milijonų. Filme netgi buvo pridėta netikrų filmavimo klaidų per titrus, tarsi Woodys ir Bazis būtų tikri aktoriai. Tačiau viename iš tų juokelių buvo parodyta, kaip smirdalius Pitas siūlo vaidmenis 2 lėlėms Barbie. Taip, po pirmosios sėkmės Mattel pagaliau sutiko paskolinti jiems Barbie. Galiu jums gauti vaidmenį filme Žaislų istorija 3. Atsiprašau, ar čia tas dublis? Na, merginos, buvo tikras malonumas. Ir kai tik norėsite, kad duočiau jums vaidybos patarimų, man bus malonu jums padėti. Iki pasimatymo. 2019 metais Pixar pašalino šią sceną iš naujų versijų dėl jos panašumo į Holivude iškeltus piktnaudžiavimo valdžia atvejus. Ar prisimeni Alo žaislų parduotuvę? Na, ši žaislų parduotuvė yra įkvėpta tikros San Francisco žaislų parduotuvės, vadinamos Jeffrio žaislais. Tačiau franšizė dar tik pradėjo augti. Po 2 filmų žiūrovai jau žinojo, kad Bazas yra figūrėlė, sukurta pagal išgalvotą kosmoso sargybinį. Taigi klausimas buvo gana logiškas. Kokia buvo tikrojo Bazo istorija? Disney atsakė filmų Bazijos laiktyras, žvaigždžių komanda, nuotykio pradžia. Animacinis filmas, kuris 2000 metais buvo išleistas tiesiogiai VHS formatu. Istorija prasidėjo Žaislų istorijos pasaulyje. Žaislai susirinko pažiūrėti filmą, kuriame pagrindinį vaidmenį atliko Bazis. Ir tada animacija iš 3D pasikeitė į 2D, kad parodytų jo nuotykius kovojant su Zorgu. Tim Alienas vėl įkūnijo Bazį filme, tačiau televizijos seriale jį pakeitė Patrick Warburton. Warburton. Na, nemanau, kad tai yra 3 trūkstami maži žali vyrai. Na, nemanau, kad tai yra tie maži žali vyrai. Bazis Lightyeris iš žvaigždžių komandos turėjo 65 serijas, jei skaičiuosime jo pradinį filmą padalintą į 3 dalis. Filmas per pirmąją savaitę pardavė apie 3 milijonus kopijų. Taip pat jis gavo savo vaizdo žaidimą ir padėjo Bazui tapti ne tik vienu iš Andžio žaislų. Woodys ir Bazis beveik tęsiasi, bet jau be Pixar. Nors Disnėjus ir Pixar buvo sukūrę keletą sėkmingiausių tų metų filmų, jų santykiai po truputį griuvo.
Steve'as Jobsas norėjo, kad Pixar išlaikytų savo būsimų filmų kontrolę, o Disnėjus nenorėjo atiduoti franšizės, kuri generavo tiek daug pinigų. 2004 metais dėrybos baigėsi ir Pixar paskelbė, kad ieškos kito platintojo. Problema buvo tas, kad Disnėjus vis dar turėjo teisės į personažus ir galėjo kurti tęsinius be Pixar. Dėl to jis sukūrė studiją pavadinimu Circle 7 Animation ir pradėjo kurti savo žaislų istorijos trečiosios dalies versiją. Toje istorijoje Bazas pradėjo gesti ir buvo išsiųstas į gamyklą Taivane. Kai žaislai sužinojo, kad visi Bazo šviesmečio žaislai buvo pašalinti iš rinkos ir turėjo būti sunaikinti, Wodis, Jesse ir kiti išsiuntė save paštu, kad jį išgelbėtų. Šis filmas buvo pakankamai pažengęs, kad turėtų scenarijus, dizainus ir animacijos bandymus. Žaislų istorija buvo beveik padalinta į dvi dalis – originalius Pixar filmus ir Disney tęsinius. Tačiau 2006 metais Bobas Igeris perėmė Disney valdymą ir nusprendė, kad prarasti Pixar būtų didžiulė klaida. Taigi Disney nupirko studiją už $7,4 milijardo. Ji uždarė Circle 7 ir atšaukė tą Žaislų istorija 3 versiją. Franšizė sugrįžo pas savo kūrėjus ir jie nusprendė atsisveikinti su Andžiu. Kuriant naują Žaislų istoriją 3, Johnas Lasseteris, Pitas Dokteris, Andrew Stantonas ir Lee Ungrichas sugrįžo į trobelę, kurioje buvo sukūrę pirmąjį filmą. Jų pirmoji idėja taip pat nesuveikė, todėl jie vėl pažiūrėjo Žaislų istoriją 1 ir Žaislų istoriją 2 ir rado klausimą, kurio istorija daugelį metų vengė. Kas nutiktų, kai Andžis pagaliau užaugtų? Lee Ungrichas tapo režisieriumi, o filmas pavertė Saulėtąją pusę netikrą pažadą. Technologijos nuo 1999 metų buvo taip pasikeitusios, kad originalūs Woodžio, Bazo ir kitų modeliai jau nebegalėjo būti tinkamai redaguojami naujomis programomis. Pixar turėjo juos atkurti detaliai, po detalę ir iš naujo sudėti kiekvieną sąnarį, tekstūrą bei medžiagą. Todėl personažai išlaikė savo originalų dizainą. Tačiau dabar galime matyti Woodžio siūles, jo drabužių pluoštus, Bazo įbrėžimus ir kur kas realistiškesnį apšvietimą. Žaislų istorija 3 pasirodė 2010 m. birželio 18 d. ir pavertė atsisveikinimą tarp jaunuolio ir jo žaislų vienu įsimintiniausių Pixar finalų. Filmas uždirbo daugiau nei $1,066 milijardo. Tai buvo pirmasis animacinis filmas perkopęs $1 milijardo ribą ir jis gavo 5 Oskaro nominacijas, įskaitant geriausio filmo kategoriją. Taip pat laimėjo geriausio animacinio filmo ir geriausios originalios dainos apdovanojimus. Atrodė, kad viskas baigėsi tobulai. Endis jau buvo užaugęs. Žaislai turėjo naują mergaitę vardu Bonnie, o Pixar buvo užbaigusi trilogiją be nė vieno blogai sutikto filmo. Tačiau Disney neleido personažams išnykti. Vietoj to, kad iškart kurtų 4 filmą, Pixar pradėjo rodyti mažus žaislų nuotykius su Bonnie. 2011 metais pasirodė Atostogos Havajuose, kurioje Kenis ir Barbie neteko kelionės į Havajus, o kiti žaislai bandė ją atkurti kambaryje. Tais pačiais metais pasirodė trumpametražis Didysis mažasis Bazas, kuriame mažas restorano Bazas apsikeitė vietomis su tikruoju Bazu. O 2012 metais pasirodė Fiestasaurus Rex, kurioje Rexas tapo vakarėlio karaliumi vonios kambaryje. Šie 3 trumpametražiai buvo žinomi kaip Žaislų istorijos trumpametražiai. Vėliau pasirodė 2 specialūs televizijos filmai, trunkantys maždaug 22 minutes. Žaislų istorija, siaubo istorija, pasirodė 2013 metais ir pavertė Jesse pagrindinę įtemptos istorijos vykstančios motelyje veikėją. Žaislų istorija Pamiršti laike pasirodė 2014 metais ir pristatė kovinius dinozaurus. Dinozaurų žaislai, kurie, kaip ir Bazas pirmame filme, nežinojo, kad yra žaislai. Franšizė taip pat toliau augo vaizdo žaidimų srityje. Žaislų istorija 2 Bazas šviesmetis skubai pagalba tapo vienu iš labiausiai įsimintinų žaidimų. Žaislų istorijos lenktynininkas pasirodė 2001 metais, o žaidimas Žaislų istorija 3 buvo ypač mėgstamas dėl savo žaislų dėžės režimo, kuris leido kurti ir valdyti žaislų pasaulį, nesekant filmo siužeto. Vėliau personažai pasirodė Disney Infinity, o 2019 metais gavo savo pasaulį žaidime Kingdom Hearts 3. O realiame gyvenime Žaislų istorijos Midway Manija buvo atidaryta 2008 metais. Vėliau Prancūzijoje, Honkonge, Šanchajuje ir Floridoje atsirado ištisi žaislų istorijos pasauliai, sukurti taip, kad lankytojai jaustųsi žaislo dydžio Endžio kieme. O 2013 metais įvyko viena keisčiausių šios franšizės tendencijų.
Išpopuliarėjo idėja šaukti "Ateina Endis" priešai žaislų istorijos personažus Disney parkuose. Ir jie puldavo ant žemės, apsimesdami negyvais žaislais. Paslaptis nustojo būti smagi, kai visi pradėjo ją kartoti. Ši praktika buvo nutraukta, nes nuolat kristi ant žemės tapo pavojinga tiek aktoriams, tiek lankytojams. Žaislų istorija jau turėjo filmų, trumpametražių, serialų, vaizdo žaidimų, pasirodymų, atrakcionų ir absurdiškai daug prekių. Tačiau vis dar liko neatsakyta, kas nutiks Woody'ui po Endžio. Kai buvo paskelbta apie 4-ąją žaislų istorijos dalį, didelė dalis žiūrovų manė, kad jos neturėtų būti. 3-asis filmas jau buvo suteikęs tobulą pabaigą. Net ir Pixar viduje žinojo, kad 4-oji dalis turėtų prasmę tik tuo atveju, jei rastų kitą pabaigą. Ne Endžiui, o Woody'ui. Produkcija prasidėjo, kai režisieriumi buvo Jonas Lasseteris, o istorija sukosi apie Woody ir Betę. Tačiau projektas keitėsi ne kartą. Lasseteris paliko režisieriaus pareigas, jo vietą užėmė Joshas Kudis, o maždaug 3/4 pradinio scenarijaus buvo perrašyti. Galutinėje istorijoje atsirado Forkis, daiktas, kurį sukūrė Bonnie ir kuris nesuprato, kodėl yra gyvas. O čia vizualinė evoliucija buvo milžiniška. Pixar galėjo sukurti lietų, dulkės, voratinklius, audinius ir atspindžius, kurie buvo neįmanomi 1995 metais. Jie netgi pridėjo mažų įtrūkimų Betės plaukų emalyje, kad primintų, jog ji vis dar yra iš porceliano. Donas Ricklesas, ponas Bulviagalvis balsas, mirė 2017 metais, dar prieš įrašydamas naujas replikas. Jo šeima paprašė, kad personažas liktų filme. Todėl Pixar peržiūrėjo 25 metus įrašų, ištrintų scenų, vaizdo žaidimų ir reklaminės medžiagos, kad sukurtų jo dialogus. O Žaislų istorija 4 pasirodė 2019 metų birželį ir uždirbo daugiau nei $1,073 milijardo bei laimėjo Oscarą už geriausią animacinį filmą. Woodys galiausiai paliko Bonnie, kad galėtų keliauti su Betty ir padėti kitiems pasiklydusiems žaislams. Vėl atrodė, kad tai pabaiga. Ir vėl taip nebuvo. Tais pačiais metais, kai pasirodė Žaislų istorija 4, Disney pristatė Šakutė klausia. Seriale buvo 10 trumpametražių filmukų, kuriuose Šakutė klausdavo tokių dalykų kaip kas yra pinigai, meilė, laikas, menas, kompiuteris ar draugas. 2020 metais pasirodė Lempos gyvenimas. Tai trumpametražis filmas, kuris paaiškino, kas nutiko Betei tais metais, kai ji buvo atskirta nuo Woody'o. O 2021 metais Pixar Popcorn pristatė kitus trumpus franšizės pasirodymus. Pavyzdžiui, Bazo mankštos rutiną ir Antino bei Bonės nuotykį. Žaislų istorija ir toliau kūrė naujas istorijas, nereikalaudama naujo pagrindinio filmo. Tuomet Pixar sugrįžo prie klausimo, kurį Endis kėlė dar pirmajame filme. Kas buvo tas žmogus, kuris įkvėpė sukurti Bazo šviesmečio žaislą? Pixar pristatė Šviesmetį kaip filmą, kurį neva Endis buvo matęs prieš paprašydamas Bazo Lightyearo figūrėlės. Šį kartą tai nebuvo žaislas, kuris manė esąs kosmoso sargybinis. Tai buvo tikras pilotas, įstrigęs tolimoje planetoje. Dėl šios priežasties Timas Allenas negrįžo. Pixar pasirinko Chrisą Evansą, kad atskirtų žmogų herojų nuo žaislo versijos. Tačiau šis paaiškinimas supainiojo didelę dalį žiūrovų. Nuo 2000 metų jau egzistavo Bazas šviesmetis iš žvaigždžių komandos. Serialas, kuris, kaip manoma, įkvėpė žaislą. Dabar Pixar pristatė kitą tos pačios kilmės versiją, tačiau su naujais personažais ir kitokia žvaigždžių komandos istorija. Filmas taip pat buvo uždraustas ir negavo leidimo pasirodyti keliose šalyse dėl trumpo bučinio tarp moterų poros. Disney atsisakė pašalinti šią sceną. Ir štai taip, šviesmetis kainavo maždaug $200 milijonų, o visame pasaulyje surinko tik $226 milijonus. Tai buvo pirmasis didelis finansinis nesėkmė franšizės, kurios 4 pagrindiniai filmai buvo milžiniški hitai. Taigi, kitas projektas vėl sugrįžo prie žaislų. 2023 metais Disney patvirtino, kad 5-oji Žaislų istorijos dalis yra kuriama. Šį kartą istorija atiteko Andrew Stantonui, vienam iš scenaristų prisidėjusių prie pirmojo filmo kūrimo ir dalyvavo visuose ankstesnėse dalyse. Naujas filmas taip pat tapo pirmąją pagrindinę dalimi sukurta be Jono Lasseterio dalyvavimo, kuris buvo palikęs Pixar prieš keletą metų. Tačiau po 5 filmų, kas galėjo pakeisti žaislus, su kuo jie dar nebuvo susidūrę? Atsakymas buvo priešais beveik kiekvieną šiuolaikinį vaiką. Ekranas.
5 žaislų istorijos dalis pasirodė 2026 m. birželio 19 d. pirmąjį savaitgalį. Ji uždirbo $312 milijonų visame pasaulyje. Geriausia visos franšizės premjera. Iki Liepos filmas jau artėjo prie 800 milijonų ir vis dar buvo rodomas kino teatruose. Jų produktai vis dar atneša apie $1 milijardą per metus. Jame yra 10 atrakcionų, 4 teminės zonos, viešbučiai, vaizdo žaidimai, serialai, trumpametražiai filmai ir personažai, kurie vis dar parduodami vaikams, kurie dar net nebuvo gimę, kai Andis padovanojo savo žaislus. Na, draugai, o kuri iš visų žaislų istorijos etapų yra jūsų mėgstamiausia? Palikite savo atsakymą komentaruose. Sudie.